I want to say to you, wonderful lady, I do not drink alcohol, so I don't know about cognac, but you remind me of vanilla ice cream with banana, strawberry, blueberry. Aš negeriu alkoholio, tai nežinau kaip dėl konjako, bet jūs, Gražina, man primenate vanilinius ledus su įvairiausiais priedais. And do you know why? Because it makes you feel safe and at home and in the best of company. Ir tai yra dėl to, kad tu tuomet jautiesi gerai, saugiai, kaip namuose ir su geriausia kompanija. Mano brangiausia. Labai ilgai mąsčiau, kaip visus jausmus, lemiančius tokį baisų mano apsisprendimą, paaiškinti mums abiems suprantamais žodžiais. Privalau bent pabandyti įrodyti, kad nebėgu nuo tavęs, nebėgu nuo savęs. Nors daug kalbėjomės apie šio sumanimo prasmę, ir pagaliau tu mane išleidai, tada dar nebuvau pasiruošęs, nedrįsau tau papasakoti bent dalies to, ką turėčiau. Tai kažkoks nevaldomas ir visą apimantis, smaugiančio ilgesio, gailesčio ir kaltės mišinys. Lyg tau būtų būtina išeiti, o tave labai stengiasi sulaikyti. Tai yra kelio filmas, autoportretas. Galima taip netgi sakyti. Biografinis kelio filmas. Pasitelkus kelio filmo rėmus, stilistiką, papasakojau. Tam, kad būtų aišku, kodėl aš einu šituo keliu, turėjau papasakoti savo istoriją. Pradžioje idėja buvo dėti tik tai kadrus, kuriuose aš kalbu eidamas, bet to buvo maža, kad žiūrovas suprastų vis tik tai motyvacijas. Ir todėl atsirado užkadrinis tekstas. Šiaip aš į šitą kelionę būčiau ėjęs ir ruošiausi eiti be kameros. Dėl labai paprastos priežasties, kad netgi mėnesį einant tokiu keliu ar kitokiu keliu su kuprine, galima neštis tik tai 10% kūno masės. Jeigu aš sveriu 80, tai 8 kg. O kiekvienas papildomas gramas viršsvorio jo gali būti lemtingas stuburui, sąnariams, klubo sąnariams. Žodžiu, aš net neturėjau minties pradžioje neštis kamerą ir filmuoti. Nors, aišku, buvo labai apmaudu, kad teks atsisakyti tokios minties. Bet po ilgų skaičiavimų, svėrimų su svarstyklėmis, atsisakant kažkokių būtinų kelionės dalykų. Ir tiesiog mane privertė pasiimti kamerą profesorius Alfonsas Motuzas. Aš supratau, kad šita kelionė turi būti kažkaip užfiksuota. Ne vien tik tai piligrimo pase, antspaudais, kiekvienos dienos antspaudais. Tėvo mirtis nepakeitė mano gyvenimo būdą. Tuštuma viduje vis didėjo,
Po jo mirties visai nutrūkau nuo grandinės. Mane erzino intrigos, iškreipti santykiai darbe, tarp artimųjų. Gerdavau su ką tik paleistais iš kalėjimo žudikais, pagimis, valkatomis, su visais iš eilės. Repeticijų metu dirbdamas teatre, filmuodamas, montuodamas reklamas. Gerdavau tam, kad galėčiau dirbti. Kartais išsekęs nepajėgdavau niekur išeiti ir likdavau darbe, kad ryte nereikėtų niekur važiuoti. Kas 2 savaitės leisgyvis grįždavau pas žmoną, bandydavau ją ir save įtikinti, kad dabar tai tikrai paskutinis kartas, kad štai dabar jau gyvensime gražiai. Po savaitės vėl rasdavau progą išeiti. Pirma kelionė, aš išsiruošiau 7 metais nuo Prancūzijos sienos 800 km, plus 100 iki Atlanto vandenyno. Tada po pirmos kelionės mane susirado mergina, kuri pasakė, kad aš sužinojau, kad tu ėjai į Santiagą. Ar nesutiktum mane sekančiais metais lydėti, būti mano kaip vedliu. Sakau, aš tavęs nepažįstu, reiktų susitikti. Susitikom, pašnekėjom, sakau, gerai, galim eiti. Žodžiu, mes 21 dieną buvom kartu ėjom, miegojom su kitais piligrimais, knarkiančiais, perdžiančiais, reiškia, ir, tai yra itin geras būdas pasitikrinti, ar tu galėtum su tuo žmogum gyventi kartu, ir ar tai įmanoma. Tai yra laiko atžvilgių geriausias testas pasitikrinti, ar tu nori su tuo žmogum ir galėsi gyventi. Žodžiu, mes grįžę po kažkiek laiko apsivedėm. Į 3 kelionę jinai manęs nenorėjo išleisti, aišku, šitą didelę, aš kaip pasakiau, kad aš išeisiu pusę metų, jinai, aišku, vos nepalpo, nes laukėsi. Žodžiu, tai buvo iš jos pusės, iš žmonos pusės, tai 3 dovanas. Jinai tapo mano žmona, tada pagimdė dukrą ir galiausiai po 3 mėnesių pokalbių jinai mane nuoširdžiai, suprasdama prasme, ne vien man vienam prasminga, kad tai jinai mane išleido. Jo. Ir aš manau, kad jinai nebūtų išleidusi, jeigu jinai nebūtų su manimi ėjusi į tą 2 kelionę. Pamenu dieną, kai mane visiškai bejėgį po eilinį daugiadienį išgertuvių bičiulis vežėsi atsigauti į pajūrį. Važiuojant autostrada, mane aplankė labai realistiška haliucinacija. Žiūrėjau pro langą į plunksninius debesis, kai netikėtai pamačiau, kaip jie lėtai formuojasi į kažkokį piešinį. Po kelių minučių iš plunksninių debesų susidėliojo gražūs, balti, taurių veido bruožų, garbaus amžiaus vyro ir moters portretai. Parodžiau tai vairuojančiam bičiuliui, bet jis pamanė, kad aš juokauju. Nuo to karto negeriu, nelašu. Jau 7 metai. Nors ir išsiaiškinau, kaip svarbu savo ir kitiems atleisti, praradimų skausmas niekur nedingo. Jis mutavo. Tapo blaivas. Aš norėčiau sustabdyti šią akimirką, nes ji tikrai labai graži, labai brangi man ir labai ilgai laukta. Bet visos akimirkos prasideda ir pasibaigia. Man net keista suprasti, kad Skanorama jau iškeliauja iš Vilniaus. Ir kad tai, kas buvo daryta, rengta, jau praeitis.